Sveiki, aš nesu psichologas, dėl to labai gailiuosi ir menkai išmanau apie psichikos sveikatą. Labiau kalbėsiu apskritai apie LGBTI plus asmenų socialinę ir teisinę padėtį. Juliana nemažai aptarė arba paminėjo šitų dalykų, bet jos perspektyva yra tokia gana optimistinė, kaip aš pastebėjau, aš kalbėsiu labiau iš gana pesimistinės perspektyvos apie tai, kokioje aplinkoje šitie žmonės gyvena. Aš irgi priklausau šitai bendruomeniai ir su kokiais iššūkiais jie susiduria. Lietuva išlieka, viena iš šalių Europos Sąjungoje, kurioje LGBT teisės yra gana menkai užtikrinamos. Čia yra mano toks požiūris. Nors Lietuvoje galioja antidiskriminacinių įstatymų, jie neužtikrina LGBT asmenų lygybės. Ir tai atsispindi, pavyzdžiui, gyventojų požiūriuose, nuolatinės apklausos rodo gana žemą tolerancijos lygį. Pavyzdžiui, 2019 m. Eurobarometro apklausoje apie diskriminaciją 53% lietuvių pritarė minčiai, kad LGBTI plus asmenys turėtų turėti tokias pačias teisės kaip ir heteroseksualūs asmenys. Europos Sąjungos vidurkis yra 76%. Tik 30% Lietuvos gyventojų pasisakė už tai, kad tos pačios lyties asmenų santuokos būtų leidžiamos visoje Europoje. Europos Sąjungos vidurkis yra 69%. Matote šitą skirtumą. Eurobarometro apklausa taip pat parodė, kad nors vidutiniškai 72% europiečių gerai jaustųsi turėdami kolegų gėjų, lesbiečių ir biseksualų, lietuviai buvo kur kas mažiau tolerantiški LGBTI plus asmenims darbo vietoje. Tik 44% respondentų Lietuvoje gerai jaustųsi turėdami kolegų, lesbiečių, gėjų ar biseksualų. Dar mažesnis procentas toleruotų translytį bendradarbį, tik 40% Lietuvoje. Europos vidurkis yra 65%. Šios skaičius galima tikriausiai ir aš interpretuočiau kaip apčiuopiamą LGBTI plus asmenų pažeidžiamumo ženklą mūsų visuomenėje arba kaip simptomą, kad LGBTI plus asmenys patiria tikrai nemažai socialinės žalos. Taigi mano neilgam pranešime aš trumpai aptarsiu įstatyminę bazę, kuriančią LGBTI plus asmenų gyvenimo kontekstą ir viešąjį diskursą, kuris irgi svarbus, nes veikia mūsų savijautą ir mūsų jauseną. Jeigu liks laiko, aš trumpai pristatysiu projektą, kuriame teko dalyvauti, kuris vadinasi Unidiversity, universitetai įvairovės link, kuris analizavo LGBTI plus žmonių padėtį akademinėje aplinkoje, kadangi nemaža dalis čia tikriausiai esančių asmenų susidūrė su akademinė aplinka arba joje yra, tai tie duomenys irgi gana įdomus. Iki 1989 metų LGBTI plus klausimai Lietuvoje buvo beveik neanalizuoti. Situacija pasikeitė Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Tačiau sovietinė diskriminacija homoseksualumo atžvilgių persidavė ir nepriklausomai Lietuvai. Pavyzdžiui, nepaisant konstitucinių lygybės ir privatumo garantijų, prieštaringai vertinama baudžiamojo kodekso straipsnį, draudžiantį suaugusiems vyrams turėti lytinių santykių su kitais vyrais. Tad nuostata ar straipsnis buvo panaikintas tik 1993 metais. Lietuva buvo paskutinė iš Baltijos šalių, kuri panaikino šitą nuostatą. Latvija ir Estija ją panaikino 1992 metais. Lietuvos LGBT aktyvistų pastangomis dėmesys homoseksualumo ir LGBT problemai smarkiai išaugo nuo 1995 metų, kai buvo įregistruota Lietuvos gėjų lyga,
kuri tikrai nemažai nuveikė šitoje srityje, ypač vykdant įvairiausias kampanijas už LGBT plus žmonių teisės. Taip pat veikianti tolerantiško jaunimo asociacija, kuri buvo čia minėta. Tiesa, visai neseniai įkurta organizacija, pirmoji translyčių teisų organizacija Transautonomija, kuri irgi prisidės prie šitų žmonių padėties gerinimo. Aš paminėčiau ir kino režisieriaus Romo Zabarausko iniciatyvą LGBT Friendly Vilnius, kuri yra pateikusi nemažai iniciatyvų, išleidusi ir knygą apie LGBTI plus žmonių atsivėrimą. Kita vertus, per pastarąjį dešimtmetį, man stebint viešąją sferą, matyti, kad viešai reiškiamų anti-LGBTI plus pažiūrų raiška išgyveno savotišką renesansą ir tvirtai įsitvirtino viešajame diskurse. Todėl galima kalbėti netgi apie valstybės remiamą homofobiją ir anti-LGBTI plus nuostatas, kurios būdingos viešajam diskursui. Pavyzdžiui, nuo 2012 iki 2018 metų Lietuvos Seime buvo svarstomi daugiau nei 9 homofobiški ir transfobiški teisės aktų projektai, kuriais iš esmės buvo siekiama apriboti LGBT asmenų teisės ir laisvės. Pavyzdžiui, 2011 metais buvo pateikta iniciatyva iš dalies pakeisti konstituciją, įtraukiant aiškę šeimos apibrėžtį grindžiamą vyro ir moters santuoką. Tik tai laimingo atsitiktinumo dėka šitą atrodo, kad Gražulis pavėlavo ar netėjo į Seimo posėdį. Ši iniciatyva Seime nesurinko daugumos. Tuo pat metu ultradešiniojo sparno organizacijos aršiai priešinasi LGBT asmenų teisėms, ypač daug dėmesio skiriama Pride eitynėms ar Seimo posėdžiams, kuriuose svarstomi su šia grupe susiję teisiniai dokumentai. Pavyzdžiui, paskutiniu metu visi mes stebime civilinės sąjungos įstatymo projektą ir kaip jis yra bandoma jį, kaip pasakyti, užmigdyti arba palikti kažkur nuošalyje, nes neva jis nėra svarbus. Vienas iš akivaizdžių normalizuotos homofobijos ir anti-LGBTI plus pavyzdžių įvyko prieš 2016 metų Baltic Pride paradą, kai grupė žmonių save laikančių Lietuvos religinių ir intelektualinių lyderių grupė viešai pasmerkė šias eitynes. Savo manifeste jie teigia, kad pasisakydami už LGBTI plus teisės, ES institucijos siekia eksportuoti, cituoju, seksualinę revoliuciją į Lietuvą. Be to, šie veikėjai siejo seksualinę revoliuciją su Sovietų sąjunga ir komunistinė ideologija. Pasak šių save intelektualais vadinančių asmenų, LGBTI plus ideologija buvo 19 amžiaus marksistinio komunizmo, kuris turėjo sunaikinti tradicinę visuomenę ir šeimą produktas. Ir jų išvada buvo, ar ne, kad apskritai LGBT plus judėjimas tęsė 20 amžiaus totalitarinių režimų sovietinio komunizmo ir vokiškojo nacionalsocializmo bandymus sukurti, cituoju, naują ateities žmogų. Ir šitas diskursas yra gana paveikus, nes jis gana aktyviai platinamas įvairiausiais kanalais, ypač socialiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, teigiama, kad LGBT žmonės nori paversti homoseksualumą elgesio normą, kuri yra, cituoju, išpolis prieš žmogaus prigimtį ir visuomenės gerovę. Todėl negali būti toleruojamas. Šitų intelektualų ar religinių lyderių manifeste
LGBTI plus teisių judėjimas buvo siejamas ir su marksizmu, leninizmu, ir su totalitarizmu, kuris paliks neišdildomą pėdsaką, cituoju, kenčiančioje lietuvių tautoje. Reikia pridurti, kad paskutiniais 21-22 metais panaši retorika labai dažna. Pavyzdžiui, naujo politinio darinio Lietuvos šeimų maršo, dabar Lietuvos šeimų sąjūdžio mitinguose ir protestuose. Pavyzdžiui, 21 metų gegužės 15 dieną Vilniuje surengto didžiojo šeimų maršo mitingo metu buvo ne tik reikalaujama, kad vyriausybė atsistatydintų, bet ir aiškiai reiškiama neapykanta LGBTI plus žmonėms, vadinant juos ideologiją, išniekinančią, cituoju, šventą vyro ir moters sąjungą bei šeimos institutą. Renginėje pasisakyta ir prieš lyties atžvilgių neutralų civilinės partnerystės įstatymo projektą, kuris apimtų tos pačios lyties poras. Šio maršo manifeste griežtai pasisakyta prieš ekstremistinės mažumas, siekiančias primesti visuomeniai nepriimtiną gyvenimo būdą ir griauti nacionalinės tradicijas bei vertybės. Ir šio diskurso kūrime labai aktyviai dalyvauja daug neokonservatyvių organizacijų, kurios jums tikriausiai žinomos, pavyzdžiui, tokios organizacijos kaip Laisvos visuomenės institutas, Lietuvos žmogaus teisių asociacija ir Propatria, kovojančios už tradicinės šeimos vertybės. Jos nuolat skleidžia homofobiją ir ypač transfobiją, griežtai pasisakydamos prieš tos pačios lyties asmenų partnerystės įstatymą, teigdamos, kad įteisinus šią partnerystę bus visiškai sunaikintas santuokos institutas. Šios organizacijos kartu su kraštutiniais Seimo nariais LGBT žmonės vadina dažnai nenormaliais arba iškrypėliais. Prisimintinos ir kelios internetinės peticijos prieš tos pačios lyties partnerystę. Pavyzdžiui, viena iš paskutinių yra šeimos peticija ir paraštėse šitos peticijos rašoma, kad tai yra peticija prieš tos pačios lyties partnerysčių šiemet sugalvotų vadinti civilinę sąjungą įteisinimą. Jį visiems tiems, kas manote, kad šeima galima tik tarp vyro ir moters. Pavyzdžiui, paskutiniu metu platinami įvairūs memai arba memes su užrašais. Čia vėlgi citata. Lietuvos Respublikos konstitucijoje aptariami valstybės žmogaus ir valstybės, visuomenės ir valstybės bei kiti visuomeniai ir valstybei svarbus klausimai, šeima visuomenės ir valstybės pagrindas, santuoka sudaroma laisvų vyro ir moters sutarimu, taip parašyta konstitucijoje. Šiuo metu Seime svarstomas civilinės sąjungos įstatymo projektas, kuris leistų tarp tos pačios lyties asmenų kurti šeiminius santykius. Tokia teisė nėra įtvirtinta Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Mes taip nesitarėme. Čia citatos pabaiga. Neva konstitucija draudžia tos pačios lyties asmenų šeiminius santykius. Tačiau iš tikrųjų Konstitucinis teismas yra pasisakęs priešingai. Šitoje visoje retorikoje LGBTI plus žmonės dažnai priešpastatomi tradiciniai šeimai ir tautai. Teigiama, kad jie nori sunaikinti normalią šeimą ir tautą. Ir visi šitie pavyzdžiai, kurie kelia, man rodos, šiek tiek pesimizmo, rodo, kad neokonservatyvios, nevyriausybinės organizacijos ir kai kurie Seimo nariai ne tik sieja LGBTI plus žmonių teisių judėjimą su įvairiausiais įsivaizduojamais baubais, bet ir skleidžia radikalius homoseksualų sąmokslus, kuriuose LGBTI plus žmonės neva kėsinasi į tradicinės šeimos vertybės. Čia nebekartosiu įvairiausių periodinių visuomenės apklausų, bet paskutinė tokia keista apklausa, kurią buvo užsakiusi organizacija Laisvos visuomenės institutas, norėjau parodyti, kad
Lietuvos gyventojai nepritarė tos pačios lyties partnerystė ir kad reikia referendumo įtvirtinti šitą arba išspręsti šitą klausimą. Tačiau tie 3 klausimai, kurie buvo įtraukti į tą vadinamąjį omnibusą, buvo taip suformuluoti, kad žmonės iš anksto galėjo žinoti, kaip atsakyti ir kam nepritarti. Dabar trumpai aptarsiu teisinę aplinką arba įstatymus, kurie suteikia arba nesuteikia teisę LGBTI+ žmonėms. Aš minėjau, kad Juliana jau kai kuriuos pasakė, bet studijuodamas Vilniaus universitete lotynų kalbą išmokau tokią sentenciją, kad kartojimas yra mokslų motina. Tai dar galbūt pakartosiu kai kurios dalykus. Pirmiausia, jeigu pasižiūrėtume į platesnį kontekstą, pavyzdžiui, lygių galimybių įstatymą, kuri draudžia diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos, darbo, švietimo ir galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis srityse. Vadinasi, ar ne, formaliai ta diskriminacija yra draudžiama ir, pavyzdžiui, asmenys, diskriminuoti asmenys gali kreiptis į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, skųsdami ar ne įvairius diskriminacinius įvykius ir nutikimus. Kitas dalykas paminėtinas yra, kad smurtas prieš LGBTI+ ir kitas mažumas yra uždraustas Baudžiamojo kodekso 170 straipsnyje, 3 dalyje. Lietuvos baudžiamajame kodekse diskriminaciniai motyvai dėl seksualinės orientacijos yra laikomi sunkinančiamis aplinkybėmis bet kokios nusikalstamos veikos atvejais. Tačiau lyties arba seksualinė tapatybė arba lyties išraiškos nėra laikomos teisinės apsaugos pagrindų pagal Lietuvos teisės aktus, todėl translyčių, interseksualių ir lyties neatitinkančių piliečių diskriminacija ir neapykantos motyvuoti incidentai Lietuvoje teisiškai dažnai nelaikomi nusikalstama veika. Nors teoriškai Lietuvos įstatymai suteikia plačią teisinę apsaugą nuo diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos, praktinis šios apsaugos įgyvendinimas geriausiu atveju yra neveiksmingas, o oficialių pranešimų apie diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos vis dar labai mažai. Ir čia skaidrėje matote, kiek skundų gauna lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Kasmet tai paprastai nuo 3 iki 5 skundų. Ir šios institucijos ataskaitoje 19 metų rašoma, jog, citata, santykinai mažas skundų ir kreipimųsi skaičius dėl galbūt patirtos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindų rodo tai, kad vis dar vengiama viešai kalbėti apie visuomenėje netradicinėmis laikomas seksualinės orientacijas. Kokie kiti įstatymai svarbus LGBTI+ žmonėms? Tai pirmiausia, kaip ir kiti Lietuvos piliečiai, LGBTI+ žmonės turi teisę į susirinkimų laisvę ir jos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir viešųjų susirinkimų įstatyme. Tačiau praktikoje vėlgi susidūrėme su tam tikromis kliūtimis ir čia galbūt iš senesnių laikų prisimenamas 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės draudimas, o išduoti leidimą LGL ar Lietuvos gėjų lygos organizuojamam Pride paradui arba eitynėms. Nors Lietuvos gėjų lyga apskundė šį sprendimą lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, tačiau jį pralaimėjo bylą aukščiausiame teisme. Tačiau vėlesni bandymai surengti Pride eitynės 10, 13, 16, 19 metais įvyko be jokių teisinių problemų. Čia galbūt galima prisiminti ir
visai neseniai vykusias Kauno Pride eitynės, kurios irgi turėjo problemų su šituo leidimu, nors galiausiai tas leidimas buvo išduotas. Vienas iš tokių optimistinių dalykų tai yra Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo nutarimas dėl tos pačios lyties asmenų santuokų pripažinimo teisės gyventi šalyje tikslu. Ir aš manyčiau, tai yra vienas iš tokių progresyvių žingsnių, nes 2019 metais Konstitucinis teismas nusprendė, kad užsieniečiams, tos pačios lyties sutuoktiniams, migracijos departamentas turi išduoti leidimus gyventi Lietuvoje, nepaisant to, kad tos pačios lyties asmenų sąjungos šalyje nėra pripažintos. Tai galiu pasakyti, kad aš irgi esu kaip vedęs užsienietį, esu pasinaudojęs šitą teisę ir džiaugiuosi iš tikrųjų, kad šita teisė egzistuoja. Ir šis nutarimas atspindi ir ankstesnį Konstitucinio teismo nutarimą 2011 metais, pagal kurį konstitucinė šeimos samprata nėra kildinama tik iš santuokos instituto. Ji grindžiama tokių santykių kaip šeimos narių tarpusavio atsakomybė, supratimas, emocinis prieraišumas ir rūpinimasis taip pat savanoriškai tam tikrų teisių ir pareigų prisiėmimas turiniu. Nepaisant šito Konstitucinio teismo nutarimo, vis dėlto Lietuvoje tos pačios lyties partneriai negali sudaryti nei registruotos partnerystės, nei santuokos. Nors Lietuvoje pripažįstami dviejų rūšių oficialūs porų santykiai, santuoka ir registruota partnerystė, tačiau partnerystė negali būti registruota, nes nėra poįstatyminių teisės aktų. Kaip aš jau minėjau, šiuo metu yra vis dar diskutuojama dėl lyčiai neutralios partnerystės įstatymo, kuris dabar vadinasi Civilinės sąjungos įstatymo projektas. Tačiau ir jame nebeliko dalies turinio, kuris buvo pradinėme įstatyme. Dar porą tokių teisinių aspektų, kurie, man atrodo, svarbus, kalbant apie LGBTI plus žmonių savijautą, psichikos sveikatą ir apskritai socialinę padėtį. Tai yra, mano nuomonė, vienas iš labiausiai diskriminuojančių įstatymų, kuriuo pažeidžiama LGBTI plus asmenų saviraiškos teisė ir laisvė yra nepilnamečių apsaugos nuo žalingo viešosios informacijos poveikio įstatymas. Jis buvo priimtas 2010 metais ir nuo to laiko naudojamas siekiant užkirsti kelią informacijos susijusios su LGBTI plus sklaidai. Pavyzdžiui, čia galima prisiminti incidentą su jau mirusios Neringos Dangvytės knyga Gintarinė širdis, kai jinai buvo uždrausta platinti, remiantis šituo įstatymu. Taip pat Lietuvos gėjų lyga norėjo LRT televizijoje transliuoti Baltic Pride reklamas, tačiau buvo neleista tą daryti ir leista tai daryti tik tai po 11 vakaro, kadangi šitos reklamos buvo laikomas kaip darančios žalingą poveikį šeimos vertybėms ir žalingą poveikį nepilnamečiams asmenims. Dar vienas dalykas, čia tikriausiai vienas iš paskutinių, yra Lietuvos požiūris į translyčius asmenis ir taip pat, mano nuomonė, labai aiškiai pažeidžiamos translyčių asmenų teisės į privatumą. Nors civilinio kodekso 2.27 straipsnis leidžia bet kuriam nesusituokusiam asmeniui pakeisti teisinę lytį, jei tai įmanoma dėl medicininių priežasčių, lyties keitimo procedūros turėtų būti vykdomos pagal atskirą įstatymą, kurio vis dar nėra. Tiesa, visai neseniai sveikatos apsaugos ministras patvirtino lyties tapatumo sutrikimo, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, kuris
padės translyčiams asmenėms spręsti jų problemas. Ką dar galima paminėti, kas kelia tiek optimizmą, tiek pesimizmą. LGBT asmenų teisė į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą Lietuvoje taip pat ribojama. Ką aš turiu galvoje, tai neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus. Nes Lietuvos valdžios institucijos nuolat atsisako tirti neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus dėl seksualinės orientacijos arba lytinės tapatybės. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais teisėsaugos pareigūnai atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, todėl LGBTI plus asmenys lieka be jokių teisinių priemonių. Ir vienas iš pavyzdžių čia, nežinau, gal kas prisimena šito požiūrio arba pareigūnų požiūrio į neapykantos nusikaltimus, buvo 2014 metų incidentas, kai 2 homoseksualūs vyrai savo Facebook puslapyje paskelbė savo bučinio nuotrauką. Jų nuotrauka sulaukė neapykantos ir įžeidžiančių komentarų prieš LGBT asmenis, taip pat tiesioginių grasinimų vyrų gyvybei. Komentaruose buvo kurstoma diskriminacija, neapykanta ir smurtas prieš vyrus. Įvairių lygių teismai Lietuvoje atmetė šių vyrų ieškinį. 15 metais šie vyrai pateikė skundą Europos žmogaus teisių teismui, kuriame teigia, kad nacionalinės valdžios institucijos, nevykdydamos prieš juos nukreiptų neapykantos kalbų tyrimo, pažeidė jų teisę į privatų gyvenimą ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą pagal bendrą diskriminacijos draudimą. Visai irgi neseniai, prieš 2 metus, 20 metais, sausio 14 dieną, Europos žmogaus teisių teismas priėmė sprendimą byloje Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą. Ir teismas nustatė, kad Lietuvos valdžios institucijos pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, nes neįvykdė savo pozityvių įsipareigojimų apsaugoti asmenis, kurių atžvilgių buvo taikytas tyrimas nuo diskriminacijos ir jų privatumo pažeidimo. Taip pat šis teismas nustatė, kad Lietuva tinkamai neatsakė į pareiškėjų kaltinimus dėl diskriminacijos, dėl seksualinės orientacijos, todėl buvo pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 13 straipsnis. Tai yra teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę. Remiantis šiuo sprendimu, valdžios institucijos turi taikyti baudžiamąją teisę kovai su neapykantos kalba ir homofobiniais neapykantos nusikaltimais kaip pagristų ir būtinų teisės į saviraiškos laisvę apribojimo. Nors dabartinėme teisme diskusijų apie neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus yra nemažai, tačiau teisiškai nepajudėta į priekį šitoje srityje ir daug vilties teikusiai Laisvės partijai, kuri žadėjo pokyčių tiek šitoje srityje, tiek apskritai LGBTI plus žmonių teisės srityje, kol kas nepavyko pasiekti kažkokių pastebimų rezultatų. Na ir apibendrinant šitą mano pranešimo dalį, gal paskui aš paminėsiu tik kelis aspektus projekto Unit Diversity, kurį aš minėjau. Mano nuomonė ir daugelio kitų tyrėjų nuomonė, kad LGBTI plus klausimai yra išlikę dar gana intensyvios politinės kovos lauku. Ir dažniausiai tas kovos laukas siejamas su vertybinėmis diskusijomis apie žmogaus teisės, seksualinę ir lyčių įvairovę, šeimą ir seksualinės normas. Visi tie klausimai tampa tos intensyvios politinės kovos objektu. Ir mano tas toks nedidelis pasakojimas apie tą teisinį kontekstą, neišsamus, irgi, man rodos, rodo tiek tas nesaugias socialinės sąlygas, tiek neadekvačią
teisinę sistemą LGBTI+ žmonių atžvilgių. Ir šitoje sistemoje daugelis žmonių turi gyventi. Galima būtų daryti išvadą, kad Lietuvos valstybė, atsisakydama suteikti pagrindinės pilietinės teisės ir teisinę apsaugą LGBTI+ žmonėms, juos diskriminuoja. Ir tai tikriausiai nebūtų per didelė išvada. Mes išliekame viena iš nedaugelio ES šalių, kurioje teisiškai nepripažįstami tos pačios lyties asmenų santykiai. Kaip rodo šitą analizę, taip pat pažeidžiamos LGBTI+ žmonių teisės į saviraiškos laisvę, į gyvybę, į laisvės ir asmens saugumą bei privatumą. Ir valdžios institucijų dažnai siunčiama žinutė LGBTI+ žmonėms yra, kad jie yra antraeiliai piliečiai, kad jų gyvenimai yra mažiau verti apsaugos ir pripažinimo. Gaila, nesu susipažinęs su psichologiniais tyrimais apie tai, kokią psichologinę žalą daro tokia teisinė ir socialinė aplinka LGBTI+ žmonėms, nors be abejo šita žala akivaizdi ir užsienyje tų tyrimų yra, kurie rodo socialinės atskirties, marginalizavimo, nuolatinio gėdinimo įtaką šių žmonių sveikatai. Galvojant apie socialinės atskirties daromą psichinę žalą, atrodo, kad būtų itin naudinga svarstyti įvairius neigiamus poveikius, kaip socialinės traumos rodiklius, pavyzdžiui, tą nuolatinį gėdinimą ir neapykantos savo jausmus, kuriuos LGBT žmonės patiria. Ir paskutinė išvada būtų tikriausiai, kad siekiant kažkokio progreso šitoje srityje būtina atsižvelgti arba būtina solidarizuotis su LGBTI žmonėmis ir jų organizacijomis. Pavyzdžiui, mano pasiūlymas būtų, kad reikia ir tos ryžtingesnės politinės valios, tačiau reikia ir sąjungininkų. Aš manyčiau, kad tie sąjungininkai galėtų būti ar ne heteroseksualūs asmenys, sąjungininkai iš įvairiausių gyvenimo sričių, tarp jų ir psichologai, kurie vaidina labai svarbų vaidmenį visuomenėse. Manyčiau, kad ir politinės partijos turėtų išlaikyti tą įsipareigojimą, užtikrinti ir dialogą, ir viešumą, ir diskusijas LGBT klausimais. Tai tiek šito klausimu, bet dar norėjau, kadangi laiko beveik nėra, aš tikriausiai ir baigsiu, pristatyti tokį projektą, kuriam man garbė teko dalyvauti. Tai yra tarptautinis projektas Universities Towards Diversity. Ir kuo jisai įdomus, tuo, kad analizuojama LGBTI+ žmonių padėtis akademinėje aplinkoje, universitetuose. Ir šitas projektas vyko 3 šalyse – Graikijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Čia buvo atlikta internetinė apklausa, fokus grupės, sukurtos įtraukių praktikų gairės ar įtraukių praktikų gidas, atlikome ir tam tikrus mokymus. Kaip rodo tas empirinis tyrimas, sakiau, kad atlikta apklausa ir 2 fokus grupės su studentais ir akademinio personalo nariais, rodo, kad vis dėlto dalis akademijoje patiria įvairiausią diskriminaciją, kad šita aplinka nėra visiškai saugi, kad žmonės bijo atsiskleisti ir dažnai viešos universitetų deklaracijos netitinka to, ką tie žmonės patiria. Ir čia norėčiau pasiūlyti pasidomėti šito projektu ir visa medžiaga, visos ataskaitos yra pateiktos projektinėme puslapyje unadiversity_project.eu/lt. Ir
pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip akademinė visuomenė suvokia ir mąsto apie šitos žmonės. Tai tiek ir tikriausiai klausimų, laiko klausimams nelabai yra.